Sveiki bičiuliai, savaitgalis, ledas ir balansyrai. Nežinau, pusę dienos prabėga jau. Kol kas tuščiai, blemba, tik sniegas, ledas, 20 cm ir kol kas be kibimo. Tai va, nežinau, greičiausiai šitas video bus be žuvies, nes žiauriai nesiska, nežinau, sakau. 4-5 masalą bandau, po 10 kečių grėžioju, taip 1, 2, 3 įlankėlę. Vienas gal ešeriukas stuktelėjo, o šiaip, 0, baronka. Tai va, -13, didelis ežeras jau, sakau, 20 cm. Tai drąsiai visur sniego mobiliai važinėja, duodas, bet kelias žvejus dar mačiau, bet rezultatai tai tokie. Tai va, nežinau, kaip čia ką, bet bent jau parodys, kaip skilis grėžioju. Tai va, likit kartu. Piet šiandien čia bus, žinokit. Be elektrinė. Apsikačiarnis. Nežinau, kurių minutė. Kas čia? O, blem. Sakau, save pagalvoju. Tas mūsų dugnas. Giliai, tai čia normaliai. Pabandžiau iš visą lankėlę, pabandžiau ant šitos blizgelės. Čia cik. Nieko, gerai, pasikeisim masalą, varysim už poskę ten tolin. Gal į balansyrą kažką dar turiu arsenalį. Tikrai, nes tik pradėjau. Gerai, einam skilių gręžti. Vėsok. 1,13.
va čia dar gerą tokią turim. Taip. Užsidėjau. Tokį. Vibuką. Ratliną, ar kaip čia. Kaip pavadinti. Bet bandom staršką baršką. Ir gal kam nors išprašysim. Šitą eketę jau tikrinau. Varom prie kitos. Хлёп. Хлёп. Как щемились, Трррт. Трррт. Скобила. Нервы. Kaip stovėjo, taip sušalo, karoči, net kabliai. Gerai, šitą atgal į dėžę. Atitirpt. Ką čia tokį tarpasi? Parovus paims. O tokį baldą. Koks čia? Lucky John. Mebarm. M7. Kažkoks toks. Gerai. Pabandysim.
Į priekį porą ribokų. Mes varysim tą pakrantę. Ta pakrantė ten dar ne. Tai važiuojam. Pradžiu 10 kečių. Ledo storis. Blemba, kokį 20 cm. Drąsiai. Jo. 20. Kas biet lips, tai žinokit jau pats tas. Geriau jau nežinau ar bus. Jo. Ką, varom. Ten kažkur toli matosi mano graštas įsmeigtas, pabandysim su šituo balansyru prasieiti. Dėsim tokį didesnį balansyrą. Per 10 skylių praeisiu. Pažiūrėsim, kai ši gyvena šitos apylygės. Nieko įdėsim tolyn. Tai jau ta nekiba baigė daknys, žinokit. Daknys juodai. Pažiūrėkit, kaip graštas apledėjo. Visas lede. Geras.
Lemba, turėjau lydekos kibimą. Bet atsipurtė gyvatė, nu. Šagės. Visą dieną laukiu. Cvakt. Jau pradėjau traukti viršų. Atsipkabina. Su visam. Blemba. Ir tikrai nebloga buvo. Kokie apie kilogramą gal jau. Nu jau įmama dydžio, vien žodžiu. Tai va, kas čia dar? Nu ir vienas ešeriukas pakyba ant balansyro vidurinio kablio, bet ten toks špingalėtas, tai net nefilmau. Sakau, pasidėjau kamerą, dar 10 skylių prasigrėšiu. Prieš važiuojant namo išsigrėžiau, pabandžiau. Tai va, vieną lydekaitį nuvėjo ir ešeriuką ištraukiau. Ešeriukas gyvena toliau, atgal jėkite, a lydeka irgi, nes atsipurtė. Tai va, tokia blemba ir žvejyba. Kiek čia per dieną? Apie 70 skylių padariau. Ledas storas. Galėjau daugiau padaryti. Nu, bet vis tiek čia visokie filmavimai, išmontavimai ir taip toliau. Tai jeigu vien tik žvejybą užsimtum, tai aišku, čia kokį 100 rankom padarytum. Nu, bet ką, ir kaip ir. Tai va. Gerai, sakau ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki. Va, štai tokia balansyrą sukyba. Tiek lydeka, tiek ešerys. Aš nežinau, čia kokių gerų 5-6 cm. Rapala Mad Tigeris. Tai va, kaminom. Galit paveizdyti.